Taigi sveiki, mėly žiūrovai, džiugu jūs visus čia matyti ir sveikinu jūs susirinkusius į renginį pavadinimu Be scenarijaus. Taigi, prieš pradedant renginį, norėčiau dabar akcentuoti neseniai įvykusi nelaimę. Taigi, ši nelaimė įvyko Kupiškio rajone, kur sudegė gyvūnų prieglauda ir pasiglemžė apie 20 gyvūnų gyvybių. Taip pat ir šeimininkų namus, kurie gyveno ir rūpinosi gyvūnais. Mūsų komanda, tiek aš, Nedas ir Alnas, jūs raginame, jog palaikytumėt juos tiek gyvūnėlius likusius, tiek šeimininkus. Na, o dabar aš esu Marija. Esu komandos narė Be scenarijaus renginyje. Labai džiugu šiandien su jumis visais būti ir vesti kartu šį renginį. Na, o dabar užtenka apie mane. Taigi labai džiugiuosi, jog šiandien Alanas gali atvykti čia ir vesti Be scenarijaus. Todėl, kad šiandien nėra nei Žalgirio, nei Eurovizijos. Todėl pagaliau Alanas neturi ką veikti. Tai norėčiau, juk pasitiktumėt Alaną. Sveiki visi! Taigi, Alanai, kaip jautiesi? Nu puikiai, visada čia būdamas jaučiuosi puikiai. Atrodai puikiai. Dėkui, tu irgi. Galėsi taisyti. Na, o dabar tikiuosi, kad Alanai delnai neprakaituoja dėl jaudulio. Na, o dabar greičiau Žemaitaitis tarp prezidentų ar Rytas tarp elitinio komanda, negu pagaliau, kad Nedas susiras merginą. Taigi, su aplodismentais pasitikite Nedą. Sveiki. Labas, Marija. Labas, Nedai. O kaip tu jautiesi? Aš puikiai, o kaip jūs? Aš manau, kad galima pagirti, kad Nedas su lietkabelio džemperiu atrodo nuostabiai šiandien. Ačiū. Gali sėstis, įsitaisyk. Dėkui. Na, o manau, kad jau pristačiau savo kolegas, tada perduodi žodą jiems. Na kągi, pagaliau mūsų laidoje ilgai lauktas svečias. Žmogus baigęs politikos mokslus ir tapęs sporto ekspertų. Jo balsas yra pažįstamas puikiai. Dažnai tokiais atvejais sakoma, kad iki skausmo, bet balsas jo skausmo mums tikrai nekelia. Ponios ir ponai, Tautvydas Kubilius! Labas. Sveiki visi. Tai sveiki, kaip ar šalčiai neišgazdino atvykti? Aš tai iškart nuo pristatymo norėčiau pradėti. Mergina kalbėjo, kad greičiau ten Žemaitaitis taps prezidentu, tai aš noriu palinkėti, kad nei aš, nei mano vaikai to nesulauktų. Tai Duok Dieve. Nuo to pradėčiau. Galim paploti šioje situacijoje tikrai. Tai ar neišgazdino šalčiai, vėl grįžkim prie to, ar neužklimpo atvažiuodamas pas mus? Ne, bet šalčiai buvo pagadinę labai stipriai praėjusią savaitę, mašina viena užlinko, tada kita problemos autostradai, teko su troliuku porą kartų pasivažinėti, tai nėra gerai, tie -25 nesam prisitaikę, man atrodo, mes visi prie tokių gyvenimo sąlygų, bet iš kitos pusės galėsim savo vėlgi vaikam, anūkam sakyti, vat mūsų laikais, tai mes prie -25 į paskaitas vaikščiadavom. Mums panašiai buvo vaikystėje, kai irgi mums seneliai pasakodavo, tai gal nuo tos vaikystės ir toli nenueikime. Gal paklauskime Tautvydas, koks buvo vaikystėje, kuo jis domėjosi, kokius turėjo hobius, ar iš karto buvo sporto, žmogus žiūrėdavo ten Žalgirį 24, 25, ar domėjosi visai kitais dalykais? Aš iš karto turbūt pasirodysiu, kad esu labai senas. Aš atsimenu 96 metų olimpinės žaidynės, man buvo tuo metu 5 metai, aš jau atsimenu, kaip aš tėčio ant kelių sėdėjau, žiūrėjau, jau man ten rodė, kas yra Arvydas Sabonis, jau Gintarės Grikštaitės balsas, vyrai, einam kautis, nagi kas čia nutiks, jau man buvo įstrigęs, kaip sakant, jau Žalgirio 99 triumfą, aš atsimenu labai puikiai, jau ten ir džiaugsmo ašaros buvo, ir 2000 olimpinėse, tarkim, Lietuva žaidžia su Jungtinėm Amerikos valstijom tą pusfinalį, tai mes tuo metu pradinukai išsiprašinėjom, kad mus išleistų iš pamokų, kad galėtumėm pasižiūrėti tas rungtynės su amerikiečiais, su olimpinių žaidynių pusfinalį. Ir man labai gaila, kad dabartiniai vaikai, dabartinis jaunimas augdamas nemato tokių pergalių, nes tarkim mes, būdami vaikais, užsikrėtė matydami tas pergalės, tuos laimėjimus. Ir aš dabar pagalvoju, mes pastarąjį kartą Lietuvą kažką laiminčią
rinktinių lygmenyje, kalbant būtent apie krepšinį, matėm 2015 metais. Nuo to praėjo jau 11 metų, tai tos kažkokios pergalės, to kažkokio cinkelio, kad jaunimas matytų, kad Lietuva šita maža valstybė vis dar gali kažką pasiekti, tai labai trūksta. Mes tuo metu augdami buvom išlepinti tų pergalių ir mes kažkaip turbūt net nelabai vertinam, kiek mes daug matom tuo metu. Bet gal pats puikiai prisiminė ir 2 ketvirtuosius, kai tuomet Šarūnas Jasikevičius puikiai sumėtė ir išplėšė kartu su komandos draugais lietuviams pergalę. Ir kaip tada, jau turbūt buvai vyresnis, kaip matei tą krepšinį savo akimis? Jo, 2004 jau vis tiek jau tas protas, kaip sakant, daugiau suprato, kas ten vyksta, to aikštėje ta pergalė prieš JAV grupės etape buvo faktas, kad kažkas neįtikėtino. Jau tada mes, aš atsimenu, laukiam tada to pusfinalio ir čia italai, mes prieš tos italus laimėsim, čia olimpinis auksas šviečiasi ir taip toliau. Ir aš puikiai pamenu, kai italai užmėto mus tritaškais, tuo metu ten nelabai kažkokių analizų darydavo, kodėl mus ten užmėtė. Bet nuoskauda liko ir čia buvo labai skaudus metai, apskritai 2004, tai Lietuva pralaimė italam, tu tuo metu nesuvokė, kad tokių rungtynių, apie jas tu dar kalbėsi po 22 metų, atrodė, kad ateis kitos olimpinės, mes ir vėl turėsim šansą kovo dėl aukso, ateis dar kitos, mes čia visada būsim tame elite ir kad čia tos rungtynės dėl 3 vietos, po to buvo su amerikiečiais, yra eilinis tau mačas, nes tuo metu mes buvome išlepinti. Ir dar tie patys metai, kur atsimenu, ašaras jau paskutinis, tokias rimtas žiūrint krepšinį, tai kai Žalgiris pralaimėjo Makabiui, tas Deriko Šarpo tritaškis, tai aš dar atsimenu, tėtis irgi kartu žiūri ir tai tėti, gal dar laimėsim per pratęsimą, ar man tėtis, taip nežinok, Tautvydai, jau nelaimėsim. Bet gal dar yra tas dalykas, kad mes nemokam, mūsų rinktinė dažniausiai nemoka būti favoritais. Pavyzdžiui, kad ir dabar visi nuvertino lietuvius prieš latvius ir mačas kaip puikiausiai Arnas Velička užsiautėjo ir kažkas yra tikrai su tuo, manau. Aš sakyčiau, tiesiog talento mes dabar tiek neturim, to charakterio irgi šiek tiek mažiau. Dabar, kaip tik Basket News'u buvo tas podcastas su Jonu Kazlausku, kuris labai gerai pakalbėjo, pažiūrėkit, kokius žaidėjus mes turėjom tuo metu. Tai buvo elitiniai žaidėjai, žaidė topiniuose Europos klubuose. Tuo metu europiečiam nebuvo lengva taip išvykti į NBA. NBA būdavo vienetiniai žaidėjai, o tie geriausi europiečiai žaidė Eurolygoje. Ir mes turėjom Ramūną Šeškauską, mes turėjom Arvydą Macijauską, Šarūną Jasikevičių. Tai dabar mes, su visa pagarba, tokių žvaigždžių neturim, galbūt ateinant jauna karta, Kasparas Jokučionis, Matas Buzelis suteikia to optimizmą, bet tu dabar sakai Arnas Velička, Arnas Velička vis tiek yra Europos taurės žaidėjas. Jo, mes džiaugiamės jo šito sezono ir taip toliau, bet tai nėra tas elitas. Taip, tai jau vis tiek, kaip suprantu, vaikystė buvo aplink sportą, domėjimasis sportu, žiūrėjimas, tai iš kur atsirado ta politika, kodėl būtent į politikos mokslus, kodėl ne į sporto vadybą iš karto ar kažkur, kur tas cinkelis atsirado? Geras klausimas, kažkaip net nelabai buvau susimastęs, bet nėra taip, kad gyvenime domėsi vienu dalyku. Ir čia nebuvo tas atvejis, kad aš stoju į politiką vardan kryželio, vardan iksiuko, kad madinga tuo metu, nežinau, ar dabar madinga politika, tuo metu tai buvo gana madingas mokslas. Ne, aš nuo kokių 16-17 metų tai rimtai buvau įsitraukęs į domėjimąsi politiką, aš domiuosi ir dabar. Ir aš įsivaizdavau save labiau politikoje tuo metu, kai stojau ne kad su kažkokius, nei sporto sritinės. To įsivaizdavimo, kad tu gali dirbti su sportu, apskritai nelabai buvo per Lietuvą 2-3 krepšinio komentatoriai, tu net neįsivaizdavai, kaip ten tas kelias turi prasidėti ir kaip tu turi kažką daryti, kad tu patektum į tą televiziją, o politikoje, tai tu matai vis tiek darbuotojus savivaldybėse, matai tas karjeras ir jos atrodo logiškesnės. Ir mane tie politikos mokslai visai žavėjo, iš tikrųjų nebuvo taip, kad, kaip ir sakiau, kad aš stočiau bet kur, kad tik įstot. Bet tai kokioj srity save įsivaizdavai, ar kažkur kandidatuot būti partijoje, ar būti kaip tik kitoj barikadų pusėje politologų, apžvalgininkų, ar net neįsivaizdavai? Buvo tas įsivaizdavimas vis tiek galbūt daugiau ne per politologijos mokslus, nors mokslai politologijos, bet siekti būtent stojant į kažkokią organizaciją, kažkokią partiją. Taip aš niekada ir nepriklausiau jokiai partijai. Bet buvo minčių, bet ir atsirado tas lūžis pas mane maždaug 2-3 kurse, kur tu nusprendė, kur tu nori maždaug save matyti. Atsirado tos pirmos galimybės pasidarbuoti su sporto transliacijom ir tada mokslai jau po truputį pradėjo eiti iš šono ir aš pamačiau, kad galbūt čia kažkas ir pavyks, galbūt įmanoma iš to ir gyventi. Ir pasirinkau būtent eiti į tą pusę. Nebuvo čia, kad vieną dieną aš dabar būsiu sporto komentatorius, viskas politika iš šono. Aš mokslus pasibaigiau, pasirašiau bakalaurinį, bet tas diplomas, kaip sakant, jo taip ir neprireikė.
Bet ar nebuvo minčių, tų jau užtikrintų minčių, ai gal tikrai, gal aš jau metu tuos mokslus ir neriu tiesiai į sportą? Ne, dėl mokslų metimo tai nebuvo, aš magistro nepasibaigiau įstojęs, turiu šiokią tokią gėdą, nes po politikos mokslų bakalauro aš dar įstojau į magistro studijas, bet taip, jeigu taip atvirai sakant, iš dalies stojau, kad antrą kartą į work and travel išvažiuoti būtų galimybė į Ameriką, nes irgi patirtis pamatyti tuo metu nebuvo taip lengva išvažiuoti, čia mes kalbame apie 2016-2017 metus, tai norėjau išvažiuoti dar kartą su work and travel, įstojau į magistrą, nuėjau iki pat magistrinio rašymo ir tuo metu jau pas mane buvo tikrai daug darbų, daug transliacijų, daug veiklos ir tiesiog nepasirašiau magistrino, tai čia labai blogas pavyzdys, jūs taip nedarykit. Tai dar, kad pradėjus pokalbį, dar noriu priminti visiems žiūrovams, skanuokit QR kodą ir užduokit svečiui klausimus, būkite aktyvus ir laidos link pabaigos paskaitysim jūsų klausimus ir, manau, atsakysim. Tai tokiu būdu ir atsirado tas sportas gyvenime, ar yra kokia nors platesnė istorija, kada jau sportas susimaišė gal su politika ar kažkas? Tai mes visi vaikystėje turbūt patys kažką sportavom, kažką bandėm, bet aš nebuvau iš tų gabiausių vaikų, aš buvau pasiekęs lygį, kad krepšinį žaisčiau už mokyklą, tai tu supranti, kad turbūt jeigu esi Birštono mokykloje 4-5 žaidėjas komandai, tai greičiausiai NBA nežaisi. Tai ta realybė ateina, o paskui paraleliai gavosi, kad kai aš jau atsikraušiau gyventi į Kauną, aš stojau, ne tai kad įstojau, aš nuėjau prie Green White Boys, prie Žalgirio tuo metu besikūrusios fanų organizacijos. Ir čia yra tas momentas, kuris apjungia, aš sakyčiau, mano domėjimas į politiką ir sportų, nes fanų judėjimas jis nėra tik apie tas skanduotės, tik apie tą palaikymą. Čia jau yra organizacija ir aš sakyčiau, kad pilietiškumo mokykla yra gana nebloga ultrų grupuotės, ypatingai kai mes kalbam apie tas didžiasias, kai mes kalbam apie Green White Boys, apie tą pačią B tribūną, ten galima save realizuoti visais įmanomais būdais. Aš pamačiau neseniai dar tokį dalyką, kad jau pradėjom kalbėti apie ultrų temas. Tai o ką reiškia, kai nusifotkina, tarkim, GVB nusifotkina su apverstu Ryto logotipu? Ar tai yra kažkokia nepagarba? Žalgirio logotipu apverstu. Jeigu nusifotkina GVB. GVB, taip. Su Ryto apverstu logotipu, ar tai yra nepagarba, ar tai, kad mes jūsų plėšysim kažkas tokio? Tai čia yra tiesiog, jeigu atimi kažkokią atributiką, tai iškeli apverstą. Čia yra, nežinau, elementarus ultrizmo dalykas, bet tu apverstą keli tik tai atimta kažką, tu jeigu užpuoli, jeigu tu laimi tą kovą, kaip sakant, tu atimi priešo atributiką, čia nežinau, čia iš senovės turbūt atėjo, sudegint priešo vėliavą, apversti tokią kaip žaidimo formą, tarkim, ultroms praras savo vėliavą yra didžiausias pažeminimas, didžiausia gėda, ką tu gali, yra buvo istorijoje užsienį ne vienas atvejis, kad grupuotė praradus vėliavą jį tiesiog išyra, nes tiesiog mes nesugebėjom atstovėti, kaip sakant. Okay. O dar neseniai klausiau irgi tavo podcastą, man atrodo, ir su Airidu Jankum, ir buvo B tribūnos Sanė Banginis. Ir išgirdau tokią mintį irgi su ta politika sujungiant, kad ar tai yra tiesa, nes taip iki galo nesupratau, kad visi ultros, ne visi, bet B tribūna GVB yra labiau politiškai į dešinę. Ar tai yra kažkoks radikalizmas, ar tai buvo tokie bendraminčių tiesiog grupelė vienos politinės krypties, ar nebuvo kažkaip pušinama, nežinau, dirbtinai? Vėl čia turbūt labai nuo laikmečio priklauso, mes kalbam ypatingai apie tą laikotarpį 2010 maždaug metus ir tuo metu ta dešinė, ji buvo stipri, ji buvo labiau populiari jaunimo tarpe. Dabar, tarkim, ypatingai Vilniuje, kairiosios pažiūros jos irgi populiarėja ir apskritai Lietuvoje ultra kairiosios pažiūros jos sunkiai yra įmanomos, jos yra labai populiarios Ispanijoje, jos yra labai populiarios Italijoje, kurios nematė tikro komunizmo, kurios nematė, kas tai yra per blogis ir kas tai yra per darinys. Todėl Lietuvoje ultra kairiųjų pažiūrų jaunimo yra minimaliai. Tarkime, aš dabar, kaip tik pavyzdys, buvau Europos čempionate Suomijoje ir aš matau 16-mečiai, 17-mečiai stovi su Sovietų sąjungos vėliavėlėm, su Lenino kažkokiam brošiūrėlėm. Aš priejau prie tų vaikų ir sakau, žinot, ką jūs darot, žinot, kas yra šitos asmenybės ir ką jos padarė pasaulio istorijoje. Tai Lietuvoje kažkaip tas suvokimas yra ir į tą ultra kairėje labai mažai kas nueina. Ultra dešiniųjų pažiūrų Lietuvoje tuo metu buvo daugiau, aš tikrai nenoriu pasakyti, kad ultradešiniosios pažiūros yra geriau, tiesiog jaunimas savo laiku jis vis tiek nori eiti į radikalizmą kažkurio atveju. Dėl to tas
pasisukimas į dešinę buvo didesnis, bet visą tai pastaruoju metu yra išsigryninę. Ir tarkim, ultrų sektoriuose, aš sakyčiau, nebėra likę nei ultra kairės, nei ultra dešinės. Bet vienu metu Lietuvoje, tai prisiminkim, būdavo kovo 11 eitynės, ten eidavo tūkstančiai jaunuolių. Ir vėl, Lietuvoje tas ultra dešinių mąstymas jis nebuvo tiek blogas, tiek, sakykime, išsigimęs, kiek tose, tarkim, Balkanų valstybėse. Pas mus vis tiek tas ultradešinės požiūris jis buvo labai orientuotas į tikrą patriotizmą. Niekas ten pas mus, aš pats matydavau ten tas eisinas ir toliau, nebuvo tie nacijai, kaip sakant. Ten buvo nacionalistai, ten buvo žmonės iš tikrųjų visų pirma mylintis Lietuvą ir patriotiškai nusiteikę savo šalies atžvilgiu. Bet prisijungiai ir GVB kūrėsi jau kai Kauno Žalgiris žaidė Žalgirio arenoje ar dar Kauno sporto halėje? Ne, Kauno sporto halė mano pirmi metai buvo, iš vis net Kaustoje pirmi mačai būdavo ta legendinė ten Petrašiūnuose, kur yra, tai va tenais būdavo mačai ir halėje. Reikia suprasti, kad tuo metu Žalgirio sirgalių kiekis buvo gerokai mažesnis. Nebuvo tiek Glory Hunterių ateinančių rungtynės. Tarkim, elementarus mačas Kauno sporto halėje sutraukdavo 1000 žmonių. Per Eurolygą halė užsipildydavo, bet ir tai ne visada. Buvo tie prastesni sezonai, kur būdavo tikrai nemažai tuščių vietų, net ir Kauno sporto halėje per Eurolygą. O nebuvo bifo, nes man atrodo, Žalgiris prieš tai turėjo Green Legion palaikymą kažkokį ar... Green Def buvo pirma ta organizacija seniausia, tai buvo tų senų pažiūrų asmenys, kurie nelabai kažką norėjo keistis, jie turėjo tas kelias skanduotės, ten visi Kauno Žalgirio fanai, žalia balta ir papūskim dūdą, atsigerkim alaus ir va čia va yra palaikymas. Atėjo tas jaunimas, 17-18 metų tuometinis, kuris matė, kas vyksta Europoje, kuris mato, kas vyksta Graikijoje, Serbijoje, Pietų Amerikoje, visur yra visai kitokio stiliaus palaikymas ir ta idėja visų pirma, kad komandos palaikymas nėra tik apie buvimą tribūnoje, tai yra organizacija, kuri apima gerokai daugiau, tai apima laisvą laiką, tai apima dažnai ir kažkokias pilietinės iniciatyvas, vienyje bendraminčius, tarkim, Kauno atžvilgių, bendraminčius Lietuvos atžvilgių, tarkim, nebus, kad bent jau dažniausiai nebūna, kad, tarkim, viena sirgalių organizacija vienytų labai jau skirtingų politinių pažiūrų asmenis. Dažniausiai tai yra vis tiek viena kryptimi žiūrintis žmonės. Bet ar tai yra ta pati hebra, su kuria ir turbūt varytum, kaip pasakyti, savo prie ežero, ar ne? Visiškai, tai yra draugų kompanija, tu paskui įsilieji, tai yra tavo geriausi draugai, tai tarkim, aš dabar turiu su GVB nieko bendro, ne tai, kad nieko bendro, aš vis tiek stebiu tą situaciją, palaikau, kaip sakant, pulsą, bet negaliu būti tribūnoje, bet mano geriausi draugai yra likę iš tų laikų ir bet čia nežinau, kiek tai susijęs su tribūna apskritai. Mano požiūrį yra, kad geriausios draugystės, geriausi draugai užsimezga tais nuo maždaug 16 iki 20 kažkelių metų, nes aš nežinau, kiek jūs turi draugų, tarkim, iš darželio ar iš pradinių, nes pas mane tai nieko turbūt nelikę, bet vėliau, tarkim, nuo 30 irgi atsiranda kolegos, pažįstami, tu su jais bendrauji, bet tai nėra tie geriausi draugai. Geriausi draugai yra tas laikotarpis, nežinau, paskutiniai mokslo metai, studijų metai. O tai vis tiek turbūt turėjo daug kelionių su GVB, įvairias išvykas, gal kažkokia įsiminus yra, nežinau, nevykus, gal kažkas nutiko, ar turėjot kažkokių bifų, turbūt vis tiek linkstam link Vilniaus. Ne, Vilnius jis būdavo kaip tik viena nuobodesnių, tu į Vilnių važiuoji kelis kartus per metus, 5, ten viskas tas pats, tu išvažiuoji 100 km, išgeri vieną nealkoholinį alaus, pasitinka tave policija, pasižiūri rungtynės, rungtynės aišku visada būdavo įdomas, bet įdomiausias būdavo užsienio kelionės, aišku, tuo metu tų pinigėlių keliauti nebuvo tiek daug, kalbam ir apie tą krizės laikotarpį kažkiek Lietuvoje, apie 2010 metus ir tarkim, mes atsimenu, pramušėm Zagrebą su 4 gal persėdimais, mes skridom į Milaną, iš Milano į Budapeštą, iš Budapešto traukiniu į Zagrebą, ten vos nestotyse miegojom, tai ta mūsų kelionė 4 truko apie savaitę laiko, tai vat iš tokios kelionės tų atsiminimų tikrai yra ir čia turbūt ir būdavo įdomiausia dalis. Aš gal nebuvau iš tų visiškų nutrūktgalvių, tuo metu mes turėdom kelis asmenis, kurie tranzuodavo, tarkim, iki Berlyno. Tokiu oro -20 jie susiplanuoja, susižymė maršrutą, pasiima jau gal eurai, nežinau, litai, 50 litų, termosėlį arbatos ir iki Berlyno. Vieną kartą spėjo, kitą, man atrodo, nelabai jiems pavyko, teko grįžti.
O šiaip sunku buvo jau atsiskirti nuo GVB ir pasirinkti savo karjerą, nes vis tiek, kiek pats minėjai podcast'e, kad negali turbūt būti tribūnoje ir komentuoti ryto rungtynių, pavyzdžiui. Neneiksiu, gana sudėtinga buvo, bet vis tiek ateina tas metas gyvenime, kai atsiranda ir kitų reikalų, ne tik pramogos. Aš ne tik susiečiau su karjera, jeigu nebūčiau sporto komentatorius, žurnalistas ir man nesikirstų interesai, kaip sakant, aš toj tribūnoje gal būčiau, bet minimaliai, ten karts nuo karto ateitum pažiūrėti, nes vis tiek, kaip sakau, yra šeima, yra darbas, yra kiti prioritetai, tai lieka kažkur šalia, bet tu gali padėti tam jaunimui ir aš visada turėjau tą požiūrį, kad tribūna GVB jie turi laikytis ant jaunimo. Ateina iniciatyvus jaunimas, duokit jam, parodykit, kaip yra kas, kodėl, paaiškinkit tas pagrindinės idėjas, bet leiskit jam daryti savo klaidas, leiskit pripjauti grybo, leiskit prisidaryti nesąmonių, bet tegul jie daro patys, nes tu būdamas 40 metais, tu nebebūsi ten toks aktyvus, praėjo jau tavo laikas tribūnai, tu gali iš šono pasižiūrėti, patart, sakyti, žiūrėkit, jūs gal truputį ne taip darot, mes jau šitą praėjom, bet atiduok tam jaunimui iniciatyvą. Bet nemanai, nežinau, kiek dabar stebi vis tiek situaciją, GVB, visų bifų. Nemanai, kad dabar tas bifas su B tribūna yra daug, nežinau, šaltesnis negu buvo 2010-2011, nesgi seniau ten būdavo visiškai, prieidavo tik policijos ir sulaikymo, dabar to nelabai. Aš nežinau, kiek čia viešai galima kalbėti apie Truputį galima. dalykus. Turbūt galima, bet tuo metu policijos dėmesys buvo gerokai mažesnis. Mes, sakysiu atvirai, tarkim, susimuždavom, jeigu kažką sulaikydavo policija, tu gaudavai administracinį, tai yra 30 litų baudą susimokėdavai ir to viskas baigdavosi. Ir maždaug buvo tas laikotarpis, kai Teisėsauga Lietuvoje šiek tiek netgi perspaudė mano nuomonę su kriminalizavimu visų tų dalykų. Čia buvo keletas įvykių, kur tiesiog po eilinių muštynių berods apie 10 ryto fanų buvo iškelta baudžiamoji atsakomybė, nors ten niekas nenutiko ir tai labai stipriai atšaldo. Nes reikia suprasti, tie žmonės nėra nusikaltėliai, jie nėra kažkokia organizuota nusikalstamumo grupuotė, su kuria čia reikia kovoti. Tai yra dvi grupės žmonių, dvi grupės vaikinų, kurios viena kitos nemėgsta. Jos esant galimybėj, ką darys tarpusavy, pasimuš. Ar dabar dėl to susimušimo reikia jiems gadinti gyvenimus baudžiamosiam atsakomybėm? Aš manau, ne, bet čia yra požiūrio klausimas. Aš pilnai suprantu ir tą nuomonę, kad čia yra, čia baisu, čia gali kažkas nukentėti, čia gali pasibaigti kada nors tos muštynės tragiškai, bet turiu ir kontrargumentą šitam savo pasakymui. Per susirėmimus Lietuvoje sirgalių yra žuvęs vienas žmogus. Čia yra 2003 pradžia amžiaus šio. Tai buvo Klaipėdos Atlantos sirgalius ir jis mirė nuo policininkų rankos. Tai tarpusavio kažkaip nėra buvę, bet buvo, čia atvyko berods Spartako sirgaliai, ten turėjo vykti susirėmimas ir policijos pareigūnai persistengė skriaudami ir bananais tiesiog vieną žmogų, kaip sakant, užbaigėjo gyvenimą. Tai vienintelė situacija Lietuvoje ir buvo ne kad vieni nuo kitų. Bet kad taip nebūtų, nesimuškit, palaikykit Tikrai savo komandą gražiuoju būdu. Geriau pirkite atributiką, eikite į tribūnas ir palaikykit tokiais būdais. Jo, čia nereikia, čia dabar mes apie tas muštynės pradėjom kalbėti, tos muštynės yra 1%, 0,5% to, kas yra tribūnai. Tai yra, su pirma, labai smagus laikas, labai daug nuotykių, labai daug įdomios veiklos, kaip ir sakau, tarkim, 17, 18, dar vyresnio amžiaus ir kažkiek pilietiškumo tas pagrindas, tu susidėlioji vertybės, tu susidėlioji galvoji kažkokią savo įsitikinimus, kurie to vėliau padeda gyvenime. Tai gal prieikim prie tos, vis tiek čia buvo paminėta, kad kažkurio momentu atsirado ta riba, kur jau negali būti tribūnai, nes jau dirbi sporto žurnalistinį darbą, komentuoji, nežinau, podcastai. Kas buvo jau ta riba, kur supratai, kad ne, viskas jau aš turiu čia baigti, išlikti profesionalus ir dirbti žurnalistinį darbą, nebegaliu būti tas crazy fanas? Nebuvo vienos dienos, nebuvo vienos ribos, tai buvo po truputį ir tiesiog pradedi komentuoti rytą, tu ryto rungtynės, tu supranti, kad tu negali, kaip sakant, ant dviejų kėdžių vieną dieną aš važiuoju su Žalgirio fanais į išvyką, kitą dieną einu komentuoti ryto rungtynės, nes tai būtų neetiška tiesiog. Tai tas pasitraukimas jis buvo toks palaipsniui, nebuvo kad vieną dieną, bet sakau, kokie 8-7 metai aš per šitą laikotarpį buvau vieneriose rungtynėse tribūnoje ir tai buvo mačas su Belgrado Cervena Zvezda. Čia dabar po tų visų skandalų ten
po tų visų provokacijų. Aš tą dieną nedirbau, aš tą dieną jau nuėjau bent jau šalia tribūnos pastovėti, pasižiūrėti, kaip ten kas atrodys, ar atvažiuos serbų, ar bus kažkokio konflikto įmanomo. Tai vat tą dieną aš buvau šalia, kaip sakant. O tuomet, kaip tie pirmieji žingsniai žurnalistikoje atrodė? Ar tai buvo podcastas, ar tai buvo tos pačios komentuojamos ryto rungtynės? Gyvenime labai daug atsitiktinumai lemia. Kažkiek atsitiktinumai, kažkiek atsidūrimas tinkamose vietose. Aš būdamas GVB, kaip ir sakau, tai duoda labai daug. Man tai davė kažkiek ir pažinčių, tarkim, su Žalgirio administracija ir elementariai, atsimenu, ieškojo žmogaus tuo metu naujas projektas sportotv.lt ir ten jis buvo vieno iš buvusio Žalgirio vadovo Jono Stodalininko projektas. Ir tiesiog per pažįstamus sako, gal žinot, kas ten kokius socialinius tinklus tuo metu, ar Facebookai tik tai kūrėsi, gali paadministruoti, gali ten kažkokias linkus sukurti, pasiūlė mane, pasibandžiau ten, sako, ieškom komentatorių konkursas. Nori pasibandyti, niekad nebuvo net minties, kad aš čia galiu kažką komentuoti. Pasibandžiau tam komentatorių konkurse, visiškai atsitiktinai, nebuvo tai labai gerai, čia nebuvo, kad, žiūrėkit, Deimantas, jisai čia komentuos tuo Eurolygą, ne, tai buvo labai vidutiniškai, bet tiek užteko, tuo metu ta kartelė irgi nebuvo labai aukštai, dabar čia su tokiu komentavimu, kaip aš pradėjau, tai čia po lapais turbūt slėptis, bet tuo metu nacionalinė krepšinio lyga, ten tų komentatorių reikėjo ir tu gauni terpę dirbti. Tada ir nuo tavęs tada priklauso, kiek tu nori investuoti į save, nes tu gali pradėti galvoti, viskas, aš jau komentuoju, man čia kažkokį pinigėlį moka, viskas gerai, bet jeigu tu tada sustosi ties tuo lygiu, tai greičiausiai ir pasibaigs. Ir aš tada supratau, kad man patinka, kad man įdomu, aš tikrai dėjau daug darbo tam, kad tobulėčiau. Žingsnis po žingsnio buvo geresnių etapų, buvo nuosmukių. Ir aš iš NKL komentatoriaus, kad pakil paskui iki aukštesnio lygio, tai man ne 1 metų reikėjo, nebuvo taip, kad čia per dieną, per 2 aš perėjau per labai daug sporto šakų, man tekia komentuoti nuo buriavimo iki kultūrizmo, kovinis sportas, buvo tas, kur aš kažkiek iškart daugiau supratau, galėjau daugiau pakomentuoti, bet turbūt sąrašas sporto šakų, kurias esu komentavęs, būtų vienas didžiausių Lietuvoje, nes tas projektas Sporto TV, jis rodydavo labai daug sportų ir tiesiog reikėjo žmogaus, kuris juos visus pakomentuotų. Tai tu ruošiesi, sėdi, šokius yra tekę komentuoti tos pačius. Gailiuosi, nėra, man atrodo, šokio ant ledo tekę komentuoti. Vakar žiūrėjau ir jau nieko nesupratau apie vertinimo sistemas. Tai, kad jau paminėjai kovinį sportą, gal prieikime ir prie jo, kaip tik neseniai įvyko UTMA, dabar nepasakysiu tiksliau. 16. UTMA 16, tai kuri kova labiausiai patiko, kuris kovotojas labiausiai nustebino ir kaip emocijos atrodė komentuojant, kas dėjos viduje ir ko negalėjai parodyti žiūrovui, bet kas tūnoje viduje pamačius, tarkim, įspūdinga tą pačią Pauliukevičiaus ir Šalkovskio main event kovą. Čia gerą kampą užkabinai, yra tas momentas, kad tarkim, jau būnant tokio UTMA, kur tu visus kovotojus pažįsti iš arti, tu žinai tas asmenybės, reikia šiek tiek nuslėptas asmeninės simpatijas, antipatijas, nes jų, prisipažinsiu, šiek tiek yra. Ir labai gerai, kai, tarkim, Naglis Kanišauskas kovoja su Latviu, nes Naglį Kanišauską žiauriai mėgstu. Žiauriai protingas vyras, žiauriai protingai dėliojantis mintis, profesionalas, aukščiausio lygio kovotojas, didžiausia pagarba jam. Ir labai gerai, kai jisai kovoja su Latviu. Kai jis kovoja su lietuviu, jau tu turi vis tiek išlikti objektyvus, nesvarbu, ar ten varžovą mėgsti, nemėgsti, bet Naglis greičiausiai man būtų favoritas prieš daugelį iš jų. Tai jo kova, kalbant apie šitą turnyrą, labai nuoširdžiai patiko ir labai džiaugiausi, kad jam pavyko atsities po to pralaimėjimo prieš Dirkstį. Nustebino Buinickas, žmogus su labai sunkia gyvenimo istorija, jis galbūt pats ją kada papasakos, kad žmogus sugebėjo atsitiesti. Vėl, kovinis sportas labai dažnai yra demonizuojamas, labai dažnai, tai čia buduliai morozai. Tai džiaukitės, kad tie buduliai morozai eina į ringą ir siekia profesionalumo, o ne gatvėje. Buduliais ir morozais būna, tai čia aš matau tik tai pliusą iš to. Dar grįžtant prie šito turnyro, ir ta paskutinė, Šalkovskis prieš Pauliukevičių. Kova, kuri visos kovos metu jautėsi tą įtampą ir tu lauki, kad bet kurią sekundę kažkas gali nutikti, kas pakeis kovos tėkmę.
Bet iš karto buvo lengva įvažiuoti į Utmą, nežinau, nuo kurios atsiradai dabar tiksliai, bet ne nuo pradžių lyg tai buvai. Nu, kažkada tave pakvietė, įsivažiavai, ar buvo lengva nuo pat pirmos Utmos, tu iškart aš gaudausi, man jau nesunku, ar reikėjo kažkokio tai pasidomėti giliau kažko tai. Nenoriu labai naglai nuskambėti, bet jo, buvo gana lengva, nes aš sakiau nuo pat pirmo turnyro, kovinis sportas man nėra svetimas, aš pats kovinių sportų daug metų užsiimu, aš tos kovotojus žinojau ir su visa pagarba, ten tarkim Tigranas prieš tai komentavo, dar kažkas, nu aš jaučiau, kad yra, kur galiu aš kitaip kažką padaryti, nesakau geriau, sakau kitaip ir aš manau, kad man pavyko įnešti šiek tiek kitokių spalvų jų tėmėjų komentavimą, pridėti tą emociją su supratimu, kas tuo metu vyks. Aš vis tiek save matau tą, jūs mane pristatėt kaip sporto ekspertą, mačiau ten posteriuose, man biškai nepatiko, aš nelaikau savęs eksperto, aš matau save kaip tą, kuris gali įnešti kažkokios spalvos, kažkokios emocijos su pakankamu supratimu apie tai, kas vyksta, ar tai būtų ringas, ar tai būtų krepšinio aikštelė. Jo, nes vis tiek labai Utmos dabar jau gavosi kažkaip šalia viena kitos vyksta, ką tik viena baigėsi, žiūrėk, jau bus kita. Gal turi kažkokio, nežinau, ko tikiesi iš kitos Utmos kovų, galbūt kažkas įvyks netikėto, sudrebins mūsų žiūrovus kažkokia tai kova, ar vis tik tai nebus tų pačių, kurie kovoja, bus kažkas naujo ir tas kardas, jisai pasikeis labai stipriai. Neseniai Utma paskelbė Mindaugo Narausko kovą, kuris kovos prieš užsienietį, tai irgi, manau, bus tokia bombinė, bet... Aš galvoju, kad Lietuvos kovinio sporto bendruomenė jau tiek subrendo, kad jai pasidarė įdomios kovos praktiškai visos. Dabar jau Utma nesilaiko vien ant Dirkščio, ant to, kaip Rimkenzo išeis ar su Radžiu, ar su, nežinau, Žilvinu Žvaguliu kažkas išeis. O žmonės jau pradėjo žiūrėti tas kovas ir pradėjo vertinti tai, kas vyksta daugiau ringe. Ir aš net nebijoju, kad tas renginys jis pritrauks pakankamai dėmesio ir kartais tas ir būna, čia tos išreklamuotos kovos, kur tu jų laukia, atrodo, čia sprokso prieš tai prasideda du nauneimai, kaip sakant, kovą ir tu žiūri, kad ten vaikyti. Tarkim, tokio peredinio prieš metus laiko niekas nežinojo, kas jis toks. Dabar visi žiūri, visiems įdomu ir puikus pavyzdys, kad ne tik tie abifai, ne tik tos kalbos, ne tik tas treštokinimas yra įdomu ir tai, kas dedasi pačiam sporte. Ir tai šiaip yra labai smagu, nes seniau turbūt be tokių konferencijų, be tų visų stalų vartymų ir ten bifinimo, turbūt žiūrovo nepritrauksi į areną, kol nesukursi kažkokio to skandalo, vadinkim. O dabar jau gal tikrai publika, gal jų tėmė ir padėjo publikai šiek tiek lavintis koviniam sportui, domėtis. Bet skandalai vis tiek įdomu. Be abejo. Bet gal kažkaip... Žiūrėk, aš dabar paimčiau šitą stiklinę, jūs abu apliečiau, mūsų šitas peržiūrų surinktų trigubai daugiau negu kad surinks dabar. Bet ar to visada reikia? Ne visada to reikia, dėl to be abejo, gal pradėjau šiek tiek apšviesti sportų besidominčią publiką šiek tiek ir pačiu. Ir va, kita jų tėmė kova, prašau, žinau, Titanas sportuoja, čia va, galim bifą padaryti. Be scenarijos viską. Aš už. Aš ne, gaučiau malku. Aš jau matau antraštės. Laidoje be scenarijaus. Nesuvaldęs emocijų sporto komentatorius Tomas Kubilius užplūdo vieną iš renginio organizatorių. Prašau. Tai daug kalbam apie darbus, apie sportą, apie krepšinį, jų tėmėjai, šiaip jau yra sporto šakas. O kokių turi šiaip hobių, nežinau, ne darbo metu, žaidi krepšinį, sportuoji, kovinį sportą, nežinau, žiūri filmus, kažką veiki? Tai nežinau, kiek pats tas sportavimas tokių bokso jau čia yra pomėgis. Pomėgis, aišku, pomėgis. Aš tam pailsiu, atidaužą biškį tą jau senoką galvą, pasijauti kažkiek jaunesnis, kitas pomėgis pažvėjot mėgstu, bet irgi taip mėgėjiškai, kuo mažiau apsikraunant, kuo mažiau aparatūros, kuo mažiau prietaisų, ten į Nevėžį nuvažiuojame iškarytę užmetį, tai to laisvo laiko tiek daug nebelieka, irgi su draugais neseniai diskutavom, kad kai pagalvoji, tai studijų metais laisvo laiko turėjai daugiau negu laiko yra paroj, paskui tas laikas labai mažėja, tu pradedi jį planuotis visai kitaip, o trečiadienio vakarą turėsiu laisvą. Tarkim, išėjimą į miestą, dabar jau su draugais turi derinti, žiūrėk, blemba kovo mėnesį, penktadienį gal einam, anksčiau būdavo trečiadienio vakaras, lendam, dabar jau taip nebepavyksta. O šiaip rungtynių kokiu nors jau nebepavyksta pažiūrėti, ne tai, kad neutraliu, bet pavyzdžiui, tiesiog... Bet kokių rungtynių žiūrėjimą aš jau skaitau kaip darbą, nes tu vis tiek žiūri kažką kartais net pasižymė, nes tarkim ką, aš jeigu žiūriu, tai žiūriu Eurolygą, tai man vis tiek siejasi su darbu, žiūriu LKL, tai yra informacija podcastam, nėra taip, kitaip tariant, aš žiūriu kaip ir savo malonumui, bet tai vis tiek man yra darbas. Tai aš ir komentuodamas, aš nežinau, ar aš dirbu, tarkim, komentuodamas ten, tarkim, Eurolygą, nes tiesiog smagu. NBA nežiūri savo malonumui.
Ne, NBA aš niekada nebuvau didelis gerbėjas, kažkiek minimaliai per playoffus seku, bet per daug vėl laiko atimtų, nes, kaip ir sakau, kovinis sportas, kurio reikia pasižiūrėti, kuris įdomu, Europos visas praktiškai krepšinis, Lietuvos krepšinio lyga, tai tiek laiko poroje, tiek laiko savaitė nėra, galų galiai yra šeima, yra pomėgiai, yra laisvalaikis dar kažkoks. Na dabar šiek tiek galbūt labiau apie laisvalaikį. Turime paruošę tokią rubrikėlę, kolega. Kolega pristatys, kas turėtų įvykti. Na ir čia matome 3 išvardintus variantus ir su kuriuo iš jų, norėtum skristi lėktuvu ir apturėti gerą skrydį. Oi, tai tikrai Vaitiekūnas, fainas bičias. Šalia atsisėstumėm, prakalbėtumėm, puikiai. Gal ne tik Neblogai kalbėtumėt. pažįstu, gal kažką dar. Bet jo, čia lengvas pasirinkimas, skris su Vaitiekūnu. Nebent nežinau, kad kitų pasirinkimai bus geresni. O kodėl ne su Andrėja vyno atsigert? Tu neįsivaizduoji, kaip būtų sunku su juo išsėdėti, va tarkim. Labai sunkia asmenybė, labai sunkia. Vis tiek baigtųsi ta kelionė. We are dreamers. Važiuojame toliau? Na ir turime čia Žygimantas Kuča, toks dabar pradedantis gal irgi savo žurnalisto karjerą. Mantas Katleris komikas ir dabar labai tik tokia Instagram'e populiarėjantis bičas iš 2015 metų X Factoriaus Jonatanas, Sorry Guy. Ir čia tiesiog pasirinkti, su kuriuo skrist, ar ką? Šį kartą turbūt pasirinkime, su kuriuo stebėtum rungtynės ir tą lemiamą akimirką. Tarkim, įsivaizduokim, Rytas žaidė su Žalgiriu. Finalo seriją įmeta Francisko ir su kuriuo norėtum apsikabinti ir švęst pergalę. Ant Katleriui nelabai ten įdomu įsilieti tavo Lietkabelio. Tai gal nebent užsienio, su Žalgiris važaidžia kokį ketvirtfinalio mačą. Skučio, Jonatano aš iš vis nelabai žinau, tai ką jis atsiprašinėja, tai manęs tai nelabai tie atsiprašymai, kaip sakant, turbūt jaudina. Katleris, su Katleriu mes šiaip esam bendravę apie rankinį nemažai, tai aš su juo rankinio rungtynės norėčiau dar pasižiūrėti. Rankinio dėlis gerbėjas, aš dirbau rankinio federacijoje vienu metu, tai jis šaunuolis, kad atrasdavo tos nišinius sportus, jis didelis Lietuvos rankinio rinktinės gerbėjas. Tai rankinio rungtynės su Katleriu. Dabar neatskleidžiant kortų, aš iškart norėsiu ir pristatyti savo klausimą ir įvesti į kontekstą. Dabar įsivaizduok, vyksta olimpinių žaidynių finalas. Lietuva susitinka su Jungtinėm Amerikos valstijom. Tau reikia komentuoti, bet tavo partneris susirgo. Ir yra tik 3 variantai pasirinkti. Tu komentuoji olimpinių žaidynių finalą, kur Lietuva gali iškovoti istorinį auksą ir pasirinkimai yra šie 3 žmonės. Gan kontroversiški šiuo metu. Ne, tai Žemaitaitį tai tikrai atmetam. Ištrinkit. Ta pati. Imam himą. Olimpiados finalą. Kiek emocijos paduotų. Bet šiaip jis ir turi patirties komentavime. Jisai priduotų to vaibo, jis priduotų to, aišku, Motiejūnas, jeigu prieš metus, 2, vėlgi taip žiūrėtumėm dabar, kai jis, ne, iš principo, neimčiau Dimo, važiuojam su Him, važiuojam su Dominiku. Bet tai koks būtų finalas? Nesvarbu, ar Lietuva jau laimėtų tokiu atveju. Jeigu tiesiog paprastas rungtynės su Dominiku tikrai būtų smagu sukomentuoti. Lietuva, JAV finalas šiek tiek gal per daug, aš įsivaizduoju, būtų Dominika, nes visi vis tiek krepšinio nori, o Dominikas pradėtų pasakoti apie save. Aš jaučiu, net atrasiu ten kokį nors varžovą, kas čia žais. Ne, jis sakytų, kad jį panašus, beveik kaip jis varo. Ilgai neiškomentuotum. Na, turbūt ties čia ir mūsų rubrikėlė pasibaigs ir dabar galim pasižiūrėti, ką yra uždavę mūsų žiūrovai. Žiūrovų klausimai truputėlį. Tikiuosi, buvot aktyvus ir... Man vienas buvo įstrigęs, buvau pasižiūrėjęs dar prieš renginį, nes jau buvo kai kurie pasirašę, nusiskanavę toks. Tai ar Pulkovskis jau turi vaikų? Šitas klausimas būtinai sakė, reikia užduoti. Ar Edgaras Pulkovskis, beje, linkėjimą Edgarui, jeigu žiūri, kolegai? Gal žiūrės, nežinau, kiek žinau, neturi. Bet vedęs vyras tvarkingai, bet... Kam savas laikas. Tai va ir iš karto pirmas klausimas eina iš žiūrovų, apie politiką kalbėjom. Na dabar tas Eurovizijos toks skandalas dėl atlikėjo Atikin ir Degantį žemelę. Kaip iš politinės ir iš muzikinės pusės, kokia tavo nuomonė? Aš kaip pirmą kartą išgirdau, tai man žiauriai patiko. Ir aš labai mėtausi dabar va šitoje situacijoje. Daug mano ir kolegų, mačiau Ignas Grinevičius, va tenais irgi nuotraukai figuravo, rašė ten tą postą, čia labai ta žinutė netinkama. Bet iš kitos pusės aš pradedu galvoti, ar nepradedame šiek tiek raganų medžioklės. Jeigu žmogus ateina ir sako, nu tai palaukit, aš esu už Ukrainą, aš neturiu to minti, ką jūs sakot, aš Rusijoje koncertavau iki karo, tai Rusijoje iki karo žaidė ir daug Lietuvos krepšininkų, kurių mes kažkodėl nekencelinam. Taip, ta žinutė, kad visi karai baigės prie darybų stalo, mano nuomonė irgi nėra gera.
Bet yra ir žinučių, yra ir žodžių, kad gink savo žemę kareivėlį ar kažkas tokio, ar mes laukiam tik tai signalo. Tai kiekvienas tą kūrinį turbūt interpretuot galim savaip, o jeigu pats autorius sako, kad jo tikrai nėra prorusiška kažkokia žinutė ir toks, pasakau, man šiek tiek nesinori tos raganų medžioklės, kad mes nepradėtumėm savų žmonių, kurie yra tokių pačių pažiūrų, dėl kažkokio grūdo konteksto vaizduot kaip prieš. Mes esam pakankamai maža valstybė ir jeigu sugebėtumėm išlikti vieningi, neatskiriant tų žmonių, kurie nori būti pilietiškos visuomenės dalis, dėl smulkmenų, manau, būtų tik geriau. Bet ar tie žodžiai yra geri? Ne, jie nėra geri, mano nuomonė. Čia galbūt labiau situacija, kad tiesiog susirimavo, ne kažkokia žinutė užslėpta, nes jeigu atlikėjas neteigia, kad jis, nežinau, aš noriu taip, nes, kaip ir minėjai, yra žodžiai sėsti prie darybų stalo, bet yra žodžiai eiti į rinką su tais, kurie mums nelinki gero, tai toks pem ant pem. Pats kaip žurnalistas turbūt pritarsi, kad žurnalistai mėgsta tuos kabliukus užsikabinti prie kiekvieno netaip išsireikšto žodžio. Ir tos antraštės jos būna kartais, kad ir kaip bežiūrėsi, paimtos iš konteksto, ne visada tai, kas norėta pasakyti. Tai, kad žmogus tai pasakė, tarkim, konferencijoje ar interviu metu, tai nereiškia, kad tai buvo jo pagrindinė žinutė, kurią jis norėjo pasakyti. Tai va čia gal ir yra tas pavyzdys, kur nemanau, kad Atikin pagrindinė žinutė buvo, kad ukrainiečiai dabar turi sėsti su rusais prie darybų stalo ir perbraižyti demarkacinės linijas. Aš manau, kad tai buvo tiesiog žinutė, kad nori to, kad ir kaip banaliai skambančio dalyko, bet to, kuris ir yra svarbiausias taikos. Ta prasme, niekas nenori, kad visi mes, manau, sutiktumėm, kad karas baigėsi rytoj, nei vienas žmogus nebemiršta, ten tos Ukrainos sienos grįžta, kokios jos buvo ir važiuojam, tai visi, manau, to ir norim. Tai, sakau, kartais gal reikia šiek tiek paprasčiau truputį pradėti žiūrėti šitus dalykus. Na, aišku, toks klausimas irgi paprastas, bet atsakymo turbūt yra publikoje, kas laukia. Įsimintiniausios komentuotos rungtynės. Nu, banaloka, bet yra žmonėms, kam įdomu. Aš dar tikiuosi ateityje laukia, va šį sezoną. Aš labai tikiuosi, kad bus šį sezoną Žalgirio koks ketvirtfinalio mačas arba finalo ketvirtas. Aš tikrai tikiu, iki šito momento. Mes turim šitą mūsų kartą, tai kad mūsų visos geriausios rungtynės yra pralaimėtos, mes neturim savo. Labai lengva būti, kaip sakant, ant piedės stalo, kai tu komentuoji Žalgirį, kuris laimė Eurolygos finalą. Bet kokia ištarta frazė, bet koks kalambūras nuskambės labai gražiai, bet kai Lietuva 3 ryto gauna nuo Puerto Riko, turbūt nėra taip lengva kažką mielo ir gražaus pasakyti, kad visi būtų laimingi. Tai turbūt Lietuva Puerto Rikas, bet iš blogos pusės, nes puikiai atsimenu, kad tu prie visas rungtynės tiki, kad ta pergalė bus, turim laimėti ir tu ketvirtam kėlinį maždaug pradedi suprasti, kad blemba ne, kad silysta, kad viskas. Ir tu pradedi ir per savo asmeninę prizmę galvoti, nes šitos žaidynės buvo paskutinės, kurias transliuoja TV3, dabar jau LRT perėmė ir suprantu, tai taip ir nesukomentuosiu Lietuvos olimpiadai, nes prieš tai irgi gavom su slovėnais. Tai per asmeninę prizmę kažkiek pradedi žiūrėti ir tu supranti, kad vėl 4 metus Lietuva nežais olimpiadai, tai tas gniužulas gerklei tikrai tada buvo. Bet vėlgi truputį buvo paliesta, gal pabandom 3 pasiprognozuoti Eurolygos Final Four? Oi, labai sunku. Lengva prediction, tarkim, iš savo pusės. Reiktų lentelę dabar žiūrėti, bet taip vis tiek Fenerbahčė bus, Panathinaikos, Olimpiakos ir Žalgiris. Bravo. Mano labai panašus irgi Žalgiris, Feneris, Real Madridą aš įdedu ir Panathinaikos. Monako neatsigaus. Kas kitus rinkimus laimės, paprognozuokim. Kaip? Kas kitus rinkimus laimės? Tai politikas galėtų politologas ir paprognozuoti. Ne, manau, kad labai aišku. Dar nemažai laiko. Manau, kad labai aišku šiaip pagal švytuoklę, jeigu kas norite supras. Taip, dar vienas klausimas būtų, taip, sekundėlę. Nepalėtėm, tai labai gerai, kad publika palėtė. Kaip atsiradai tam UTMA? Ar čia buvo kažkaip irgi tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, ar kažkas pakvietė, ar pažįstami? Tai buvo irgi keli pažįstami, kurie su UTMA organizatoriais turėjo gerą ryšį ir jie pradėjo mane rekomenduoti. Sako, bandykit Tautį, sako, geriau sukomentuos, negu, vėl, nenoriu kito žodžio geriau, pasibandykit jį ir organizatoriai patikėjo. Aš pačių organizatorių nepažinojau, bet turėjau bendrų pažįstamų su jais. Aš ne pats prašiausi, ne pats ten tikrai rašiau niekam, kad žiūrėkit, čia aš noriu, aš galiu. Tiesiog atsirado žmonių, kurie mane rekomendavo ir jie
nusprendė pabandyti. Nežinau, kiek ilgai. Pirma Utma kartais nebuvo, tada, kai jau Utma kėlėsi į Žalgirio areną, tada, man atrodo, ir tu pradėjai komentuoti. Ne, dar vienas, tikrai žinau, kad Dirkščio su Narausko aš nekomentavau, tu atrodo, čia buvo Žalgirio arena. Tai va po to, man atrodo, čia buvo paskutinė, kurios nekomentavau, kai Dirkštys nuo Narausko gavo. Tai Dirkštys Šalkovskis turbūt jau prisijungė. Jo, Dirkštys Šalkovskis jau komentavau, taip. Na ir būtų paskutinis irgi klausimas, nežinau, kiek pavyks atsakyti, nežinom, turbūt kiek tekia aplankytų arenų Europoje, bet kurioje arenoje buvo fainiausia apsilankyti Europoje, tai iš Eurolygos ar šiaip Eurobaskete, kur buvai, kokia arena paliko tokį neišdildomą įspūdį, kad wow. Eurobasketas labai patiko Kiolne, pirmas etapas, kur vyko, ten labai didelė arena, labai viskas gerai suplanuota, ta vokiška tvarka apskritai iš tų čempionatų, kuriuos tekė aplankyti, va, tas labiausiai strigė. Iš atmosferos pusės yra tekę būti Olimpijakos, Panathinaikos, taikos ir draugystės, nu tai ten buvo įspūdingai. Bet vėl, tekę aplankyti nemažai arenų iš tikrųjų Europoje, tai žinokit, mes esame labai geram lygiai visais klausimais, tiek palaikymų, tiek organizaciniais klausimais, apskritai sakyčiau, lietuviai didžiąją dalimi lenkia praktiškai didžiąją dalį Europos, nes tarkim dabar Latvijoje, kur vyko finalinė dalis, ten labai daug broko buvo iš Latvijų, tarkim, organizacinės pusės, kur tikrai žiūri lietuviai, taip žiūri, mes geriau padarytumėm. Na ir paskutinis klausimas buvo turbūt irgi dėl to, kad palėtėm Atikin temą, tai ką pats siūstum į Euroviziją šiais metais iš Lietuvos? Tai dar ne viską girdėjau, bet jeigu iki visų šitų tų analizių tekstų gilių, tai tikrai būčiau už Atikin buvęs. Tai aš vis tiek siūčiau Atikin. Daugam nepatiks turbūt čia kas, bet aš už Atikin. Tai daug aptarėm ir tokį pabaigai visiškai apie ateities planus. Ką norėtum, nežinau, jau karjerų ir taip atrodo pasiekęs, nežinau, viską, komentuoji Žalgirį, rinktinę, UTMA. Ar dar yra kažkokia svajonė, kurią norėtum įgyvendinti? Nežinau, NBA finalai, bet NBA sakai nelabai domina, bet ar turi kažką, kad sukomentuoti dar noriu, ar sudalyvauti kažkur, pakalbinti kažką? Pats į ringą dar išlipti noriu, kai pilnos senatvės dar sudalyvauti kažkokiam turnyre, pasiruošti normaliai. Bet noriu išlipti normaliai pasiruošęs, turėjau čia neseniai visai prieš kokią pusę metų varžybas, tai nebuvau patenkintas savim, bet dar yra noras, kol dar, kaip sakant, judasi sujudėto iš profesinės pusės, noras mėgautis dabar, kaip aš sakai, ne tai, kad aš nesakau, kad aš čia kažką pasiekęs, tiesiog dirbu savo darbą, kuris man patinka ir norisi išlikti tame pačiame lygyje, nebūtinai komentuoti Žalgirį, tarkim atsisėsti ir komentuoti ar eilinės Eurolygos rungtynės yra labai smagu, komentuoti LKL, tiesiog dirbti šitą darbą man patinka, norisi išlikti, kaip sakant, šitose rogėse. Ir vėl su metais ateina tas, kad mažiau dirbant, daugiau uždirbti, čia irgi labai neblogai. Puiku. Na ir negaliu neįgelt kolegai pabaigai. Kas laimės KMT? Lietkabelis. Sakyčiau Jonava, bet šiemet Jonava nepateko. Tai žinai, galiu pasakyti Žalgiris, bet tai ar čia bus kažkoks dabar... Manau, kad niekas šiai dienai Žalgiriui nelabai gali konkurencijos realesnės sudaryti per tokį turnyrą. Ta prasme, Žalgiris turi vieną pralaimėjimą LKL, tai labai mažai šansų matau, kad kažkas gali pasispardyti. O tuomet tada dar pusfinalis yra Lietkabelis Rytas, abi dvi komandos tikrai neišgyvena pačių geriausių laikų. Aš įsivaizduoju, ten matysime labai įtemptas rungtynes, o kaip jūs įsivaizduojat? Tai vat abi komandos labai blogai psichologiniai formai ir abi komandos duobėse. Aš kažkaip visai tikiu Lietkabeliu. Aš visai tikiu šitos rungtynėse Lietkabeliu, nes Lietkabelis visada atėjus maždaug šitą metų laikų, kai jau visi pradedam galvoti apie pavasarį, Lietkabelis pradeda galvoti apie tai, kaip gerinti žaidimą. Tai vat, jeigu per KMT jau šiek tiek bus atleistas sniego, tai gal ir Lietkabelis jau sužais. Nu tai žiūrėkime KMT, palaikykime savo komandas, domėkime sportų, nesvarbu. Krepšinis UTMA. Eikit balsuoti, jaunimas. Aš labai nusivylęs pasižiūrėjęs, kiek žmonių nuo 18 iki 23 metų balsavo praėjusiuose Seimo rinkimuose. Tragedija. Mažiausiai balsavo žmonių grupė. Eikit balsuoti už ką norit, pasidomėkit, pasiskaitykit, bet eikit. Temkit savo kolegas, savo kursiokus. Šiuo metu politinė situacija Europoje, Lietuvoje tikrai nėra labai jau lengva ir kiekvieno mūsų tas sprendimas jis yra reikalingas, kiekvieno tas domėjimasis.
išrinksit ne tą, bet tai bus jūsų išrinktas, ne tas jūs galėsite sakyti, blemba, už šitą grybą balsavau, vat mane nuvylė, o ne dabar, tai už šitus grybus kažkas kitas išrinko, ne, eikit balsuokit, eikit domėkitės, nes to labai reikia jauno balso, eikit, kažkas va dabar vat, noriu susijęti labai su tais jaunimo protestais, Taip. kurie vyksta, tai irgi jeigu kažkas jums sako, kad nekalbu apie konkretų politinį asmenį, dar kažką, jeigu jums kažkas nepatinka, eikit, protestuokit, sakykit savo nuomonę, būkit aktyvus, būkit matomi, nes jaunas balsas visada skamba garsiau negu nusibėsdėjusių ten kažkokių Facebook'o tetučių su gėlių profiliais. Tai ką? To ir pabaigai palinkėkime. jau. Ačiū tau. Ačiū Ačiū Jums už kvietimą. Ir turime Tai dovanėlę. dovanėlės mūsų. Ir žiūrovam parodome vieną iš dovanų. Tai taip atrodys Tai- dovanėlė Tautvidui. Tai užfiksavo mūsų šitą pokalbį, kaip mes sėdėm patogiai ir pliurpam. Ir kolegė atneša dovanų. Plojimais prašom. Paimai. Ačiū, kad buvote su mumis. Iki kitų kartų. Iki.